Ką galėtumėt pasakyti apie šias rungtynės? Laimėjote gana lengvai, bet pabaigoje auklėtiniai patampė nervus truputį. Tai atsipaldaut per anksti ar... Ne, praktiškai jau visi patikėjo pergalę. Praktiškai viskas buvo padaryta antram, trečiam kėliny, tai čia tik tai toks formalumas. Bet dar nesusižaidė, dar yra žaidėjų naujų ir reikia padirbti. Rytoj vėl treniruosimės ir vėl atstatysim tą sportinę formą, kokia buvo visą laiką. Dabar atrodo, centrų yra pakankama, tik reikia žaisti. Ir su kiekvienu varžovu reikia žaisti. Kaip naujokai įsilieja į komandą, vis tiek jau praėjo geras mėnuo. Pritaps prie kolektyvo? Vasiliauskas, jie viską, jie moka krepšinį žaisti. Svarbu, jiem parodai derinį kažkokį, jie greitai supranta viską. Šaluko grįžo, Simanavičius kamuolius gerai ima. Ir dar sezono planai kokie, pastarosius kelis metus pakankamai neblogai pasirodydavo, tai sumažėjusios ambicijos, padidėjusios ir... Jeigu rinksimės taip visą laiką, tai į aštuntuką tikrai pakliūsim. Tikrai, mes norim, aišku, norisi kuo daugiau laimėti, bet yra kamuolys apvalus ir nieko nepadarysi, kaip pasiseks. Čia laimės dalykas. Ir praeitais metais laimės dalykas. Kažkas 2 taškais, kažkas 1 tašku pralošė. Pergalė viskas. A pergalė yra nors ir 1 tašku. A šiandien vyrai kovojo viskas. Justa gerai žaidė. Sezoną pradėjo, gal treniravosi, gal sportavo. Iš karto matosi.